Labadiena, Panevėžio Lietaus vaikų tinklalaidės klausytojai. Šiandien sveikinu Jūs mūsų erdvėje, kur kalbamės be pagražinimų, be patogių atsakymų, bet su žmonėmis, kurie ne tik kalba apie pokytį, bet kartu ir jį kūrė. Šiandien kviečiu į pokalbį, kuris prasideda nuo labai asmeninės patirties, bet veda iki platesnio pokyčio. Apie tai, ką reiškia būti mama, ieškančiai atsakymų, o kartu tapti žmogumi, kuris tuos atsakymus kūrė ir kitiems. Apie kelią nuo pirmųjų klausimų, kas vyksta su mano vaiku, iki organizacijų, bendruomenių ir knygų, kurios keičia požiūrį šiomis dienomis autizmo temoje Lietuvoje. Taigi sveikinuosi su mūsų svečia Barbora Swiss, draugiški autizmo įkūrėja, autistiškų suaugusių asmenų mes spektre bendra įkūrėja bendruomenės. Manyčiau, taip pat turėčiau vardinti ir lektorę, knygų žinoma autorę ir autistiškos sūnaus Benjamino mama. Pasikalbėsime apie jos asmeninį kelią, apie suaugusių autistiškų žmonių balsą Lietuvoje ir apie tai, kodėl kartais vienas klausimas gali pakeisti visą santykį su kitu žmogumi. Tai Barbora, ačiū, kad atvykai šiandien į Panevėžį ir sveikinuosi su tavim. Welcome, kai sako. Labai malonu būti čia, labai smagu. Ačiū, kad pakvietėt. Ir kaip ir jau minėjau intro, norėčiau vis dėlto mano tinklalaidėje, mūsų Lietaus vaikų tinklalaidėje, kadangi mūsų toks pagrindinis tikslas mūsų dalintis bendruomenė ir aišku platesniam klausytojui, tai šiek tiek gal, manau tikrai ne visi gal ir tave pažįsta, pradėti nuo tų pradžių, nuo to asmeninio kelio į autizmo temą ir gal ne kaip specialistas, o būtent kaip mamos ir gal prisimeni kokį momentą, kurį supratai, kad tai, ką išgyveni, nėra tik laikinas etapas, o kelias, kuris keis visą tavo gyvenimą. Tas kelias prasidėjo turbūt, aš niekaip niekada metų netrenku, bet prieš kokius 9 metus, kai mano sūnui, jaunesniajam sūnui Benjaminui, kuriam dabar 13 metų, jau paauglys aukštesnis už mane, buvo diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Ir jo autizmas yra stipriai išreikštas, taip pat yra gretutinis intelekto sutrikimas, ar ne? Tai mes esame toje spektro dalyje, kuri žmonės turi iš tikrųjų daugiau iššūkių. Na, tai pakeitė mano gyvenimą, ar ne? Dabar pasakyti tiksliai, kada aš supratau, kad tai ne sprintas, o maratonas būtų sunku, manau, tai atėjo labiau per kokius porą gerų metų, sakykime taip, kurie tikrai buvo labai sunkus. Ir turbūt tą stop man labiausiai pasakė kūnas, kai aš bandžiau, kažkaip dar ir aktyviai dalyvauti profesinėme savo karjeros kelyje, ar ne, aš dirbau verslo komunikacijos srityje, namuose 2 vaikai, palyginus dar mažiukai, ar ne, darželinukų amžiaus, o mažasis prasidėjo labai dideli iššūkiai ir kai tokie iššūkiai, kad tu kiekvieną dieną drebėdama lauki skambučio iš darželio, kad tau pasakys, ten kažkas vėl atsitiko, ar pasimkit vaiką, tai reikėjo labai daug finansų, nes reikėjo samdyti darželį, patys tuo metu dar samdėm padėjėją, asistentę vaikui, terapijos, kurios kainavo didelius pinigus, mes kažkada su vyru juokavom, kad turbūt kokį naują Porsche automobilį sudėjom į vaiko įvairius poreikius tuo metu. Na ir man iš tikrųjų darės vis sunkiau ir finale prasidėjo nemiga, prasidėjo panikos atakos ir aš tiesiog su vyru pasitarėm ir nusprendžiau, iš pradžių pakeičiau darbą į tokį mažesnio krūvio reikalaujantį, o finale iš vis pasitraukiau iš to, kaip mes suprantame, tradicinės darbo rinkos, ar ne, tai yra nuo 8 iki 5, kai tu esi samdomas darbuotojas ir po truputį pradėjau eiti savo keliu. Bet tai užtruko Savo priėmimo toj kelionį. Oi, to priėmimo, žinau, kad dabar sakyt, kaip jūs čia tas kiekvienas vaiko amžius, jisai turi savo iššūkių naujus rinkinius
Ir kad čia pasakyti, kad aš čia dabar viską žinau, viską išsprendžiau ir man viskas čia gerai sekasi, tai būtų absoliutus melas. Tai tiesiog, kaip sakau, ieškom atsakymų čia ir dabar. O toks vis tiek dažnai pasikartojantis ir aš iš aplinkos girdžiu tokį klausimą ir tavęs norėčiau paklausti, tai kas vis dėlto buvo sunkiausia, ta nežinomybė, tos sistemos kažkoks pasipriešinimas, nepriėmimas, aplinkinių reakcija, nes dažnai, tėvai pradžioje turi daug klausimų, bet nesulaukia atsakymų ir kada vis dėlto tu jau perėjai prie tų kaip tik duoti kitiem atsakymus. Aš manau, sunkiausia buvo tas didžiulis nerimas ir didžiulis spaudimas tiek iš išorės, tiek iš vidaus, ypatingai iš vidaus, kad dabar reikia kažką daryti. Reikia kažką daryti, viską daryti, visus pinigus mesti, visas pajėgas mesti, keisti gyvenimą, žodžiu, viską pasaulį versti aukštinkojom ir kažkaip, kad ta situacija jinai pasikeis. Ar ne? Mes vis tiek bandom kažkokį ir tikrai, kaip aš sakau, prasirgau visom kabutėse ligom ir ieškojau ir stebuklingų papildų, ir stebuklingų terapijų, ir ko tik neišbandėm. Ir pas kokius tik ir patys ten googlinam, ieško ir atrodo, tu pats atrasi, būsi tas žmogus, kuris atrado tos visus atsakymus, kurių pasaulio visi mokslininkai neatrado. Čia irgi tam tikro egocentrizmo turbūt tame yra, ar ne, ir su tuo reikia smarkiai dirbti. Tai aš tų atsakymų neradau, apart to, kad atsakymas yra man atsakymas buvo labai, labai vienas ir konkretus, kaip tai banaliai benuskambėtų. Man atsakymas atėjo poemoje Kelionė į Olandiją, kuri yra sukurta mamos 1976 metais, Emily Kingsley, mamos, kurio gimė dukra su Dauno sindromu ir kuri pasakoja, nežinau, ar teko... Ne, šios knygos neteko skaityti. Čia yra poema, jinai vieno puslapio. Situacija yra tokia, kad jeigu įsivaizduotumėm, kad motinystę ir vaiko laukimą mes prilygintumėm pasiruošimui kelionį. Ir mes labai svajojam skristi į Italiją. Svajojam, planuojam, dėliojamės nuotraukas, žemėlapius, planuojam, ką mes kiekvieną dieną veiksim, kokius įdomius objektus pamatysim. Ir visi keliauja į Italiją, visi nori keliauti į Italiją. Mūsų draugai visi skrenda į Italiją. Taip. Ir staiga jūsų lėktuvas nusileidžia Olandijoje. Visi jūsų draugai nuskrido į Italiją, viskas, jūs atsidūrėt Olandijai. Bėda, ar ne? Ir kai tu gyvenime, tu gali labai pykti ir liūdėti, ar ne, bet kiti buvo Italijoje ir pavydėti, kiti buvo Italijoje, kito tu čia tik Olandijoje ir to niekad taip ir nepavyko į tą Italiją nuskristi. Bet iš principo Olandija irgi yra graži šalis, jinai yra kitokia, bet ten irgi yra be galo gražių dalykų, tulpių laukai, malūnai, ar ne. Tai tu turi gyvenime du kelius. Tu gali liūdėti nenuvykus į Italiją ir pavydėti tiem, kurie ten nuvyko, arba tu gali pasidžiaugti Olandiją. Taip. O faktas yra tas, kad mes visi neturėsim kito gyvenimo, neturėsim alternatyvaus gyvenimo, neturėsim kažkokios nėra alternatyvios realybės, ar ne, kaip mes to benorėtumėm ir gyvenimas čia ir dabar. Ir man tas, žinok, man paprastas toks dalykas, man kažkaip tai taip sudėliojo taškus. Ir aš, kai kažkur pradedu blaškytis, aš labai grįžtu prie šitos minties savo viduje, ją pasikartoju ir važiuoju į priekį. Bet turbūt tas ką man dar davė didžiausią atsakymą ir nuo ko viskas prasidėjo, kadangi šiaip mano išsilavinimas yra žurnalistika, aš natūraliai, kai nežinau atsakymą, aš jų pradedu ieškoti. Ir man didžiausia baimė ir klausimas buvo, tai kas bus toliau? Kokia ateitis mano vaiko laukia? Koks jis bus užaugęs, ar ne? Kur tie saugiai autistiški žmonės? Kur jų nebuvo? Nei viešumoj, nei dabar mes tikrai turime tokią, kaip aš sakyčiau, prabangą pažinti ir bendrauti. To nebuvo ir aš pradėjau tų žmonių ieškoti labai sąmoningai, po vieną, po kitą. Tada pradėjau po truputį bendruomenę
burti ir aš pagalvojau, kad tie žmonės mums gali papasakoti tai, ko negalės papasakoti vaikas. Ne tik nekalbantis vaikas, bet ir galbūt nemokantis dar verbalizuoti ir reflektuoti vaikas apie sensoriką, apie bendravimą, apie visus tos iššūkius. Ir taip tie atsakymai galbūt man labiau atėjo ne per tas visus specialistus, ne per terapijas, o per tikrų žmonių patirtis. Dėl to ir gimė knyga Autizmas dalis manęs ir vėliau knyga Kolegos, nes tai yra tiesiog, aš suteikiu platformą išgirsti kitų žmonių patirtis. Taip. Tu labai gerai pasakėjai, kas, pavyzdžiui, man irgi buvo, kai dukra mano jau irgi suaugusi, jinai tą savo diagnozę, tai aš iš jos supratau, kas iš tikrųjų yra. Tai, nes jinai kai pradėjo tada jau pati save priminėti ir pasakoti ir suprasti, kaip jinai jautėsi skirtingai nuo savo bendramžių, dar darželyje, mokykloje ir taip toliau. Aišku, tada viską nurašydavo tik tai, kažkokiai paauglystei arba šiaip ten, ypač kai jinai dar mokėsi meno gimnazijoje, tai, tai čia menininkė maždaug ir čia jie visi tokie kitokie. Bet paskui jau, kai pradedi tikrai save suvokti, identitetą tą tokį ir kad tai nėra normalu taip jaustis ir tai vis tiek yra kažkoks kitoniškumas ir bandyti suprasti, kaip su tuo gyventi. Kad ne visi, pavyzdžiui, jaučia tiek, nežinau, tą pačią šviesą ar tą patį garsą. Čia toks gal stereotipas, yra daug daugiau, aišku, ten tų pojūčių. Tai labai gerai pasakei, kad labai smagu išgirsti ir kaip tik norėjau tų suaugusių balsą ir pereiti prie to kito klausimo, tai kaip gimė draugiški autizmai, kaip ir jau beveik atsakei ir mes spektre, tai kokia gal ta bendruomenė galėtum pasidalinti, kam jis skirta ir koks jos gal pagrindinis tikslas, ar tik dalintis, ar vis dėlto ir patiem kažkur būti rasti tų bendraminčių ir kaip ten sekasi, nes labai tokių mitų daug, kad ypač Aspergerį tai jie tokie griežti, jie iš karto atstumia. Taip, tai čia turbūt autistiškų žmonių bendruomenė yra turbūt tokia mažiausiai linkusi burtis apskritai bendruomenė, jie labiau žmonės, bet šiuo metu turime beveik jau artėjom prie 600 narių. Oho, daug. Tai yra, tai yra pilnamečiai save atstovaujantis autistiški asmenys tiek su oficialia diagnoze, tiek su savidiagnoze, tai irgi svarbu pabrėžti, gyvenantis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nes nemažai yra užsienyje gyvenančių lietuvių. Pradžia buvo labai juokinga. Aš kadangi jau pažinojau nemažai pavienių žmonių, aš pagalvojau ir dauguma iš jų girdėjau tokius labai, tą vienišumo leitmotyvą. Tai man tiesiog atrodė, labai paprastas sprendimas, tai aš padarysiu Facebook grupę ir kas norės prisijungs. Bendraukit maždaug. Mes iš tikrųjų pirmi grupės 2 nariai buvom su Povilu Staniuliu. Tai sakau, dar juokėmės su Povilu, sakau, Povilai, tai jeigu sėdėsim dviese irgi bus smagi kompanija grupė. Bet po truputį tie žmonės pradėjo burtis ir turbūt po knygos išėjimo Autizmas dalis manęs tai iš vis tokia padvigubėjo grupė. Tikslas turbūt pagrindinis grupės yra visų pirma, kad ten yra tik autistiški žmonės, ten nėra tėvų, nėra specialistų. Mes taip gali sutapti, kad autistiškas žmogus yra, ar ne, žinom, paveldimumas ir visa kita, gali tose keliose rolėse būti, tai vienareikšmiškai yra, bet visgi griežtai laikomės to principo, kad tai būtų kiek žmonės, ar ne, kurie, sakykime, tik autistiški, kad jie nes tai yra bendravimo tarpusavį vieta, platforma, užduoti savo klausimus, į kuriuos patartų kiti nespecialistai pultų neatsakinėti. Tai yra grinai, nes yra be galo kitų daug nuostabių grupių, kur gali ateiti tėvai, ar ne, ir tai nėra kažkokia tarp to konkurencijos, bet ši vieta yra būtent autistiškiam žmonėm, ar ne, kad tu būsi suprastas tarp savo neurogentainių. Tai yra pirmiausia, kaip ir minėjau, bendravimas, ir kad tai yra pakankamai,
kaip sakyti, asmeniškai laikau akį ir ranką, kad nebūtų kažkokių patyčių ar nebūtų labai griežtai reaguojami iš karto. Ir žinot, autistiški žmonės, jie tokie labai kategoriški ir teisingi, iš karto reportina ten kiekvieną situaciją, komentarą, ar ne? Tai labai greitai toksai išsiravim visas tokias piktžolės. Na ir natūralu, kad tie neužtenka, norisi ir to gyvo bendravimo, ar ne? Nors, aišku, ypatingai iššūkis yra suburti tiem gyviems susitikimam, bet mes juos pradėjom daryti. Ir dabar kas mėnesį vyksta jau 2 metus, kiekvieną mėnesio paskutinį sekmadienį vyksta mano kolegė Tatjana Pleskevičienė, knygų iliustratorė, autistiška moteris, organizuoja tokius meno papaišymo ir žodžiu, paišymas, pokalbiai, toks pasibuvimas, mes juos vardinam art meetup, susitikimai, ar ne, kurie vėlgi bendruomenės nariam nieko nekainuoja. Taip pat dabar pradėjom organizuoti, Tatjana pradėjo organizuoti tokius papietavimo susitikimus, ar ne, kur per pietus nesijaustum, kad tu turi tiesiog susitinka kažkur restorane, paskelbta vieta, kad neprivaloma bendrauti, neprivaloma gali sensoriškai visiškai elgtis, kaip tau ten yra priimtina. Tiesiog, nes daugelis irgi vėlgi sako, ir kartais norisi išeiti į miestą, bet, neturiu kompanijos, kurioje galėčiau būti savimi. Tai va, ir visokie proginiai, ar nesutikimai. Tai iš principo tai yra toksai daugiau, aš tą, kaip sakau, sukūriau, bet tai nėra kažkaip struktūruota, pasisavinta. Man labai svarbu, kad tai būtų organiška ir ta bendruomenė, aš labai tikiuosi, aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kažkada tai taps kažkokia saugusių autistiškų žmonių galbūt asociacija, netgi aš pati pirma paleisiu ir dabar aš jau esu paleisiu, bet nes iš tikrųjų mano pagrindinė veika yra su draugiški autizmui, bet aš labai norėjau kurti tą vietą, nors tą vietą, kur žmonės galėtų jaustis, kad ir virtualiai galėtų jaustis saugiai susirasti bendraminčių. Mes kartais darom ir tokius išėjimus į muziejus, pavyzdžiui. Esam ir baidarėm plaukę kažkada ir žygius, man labai smagu matyti, kaip, pavyzdžiui, vyksta koks nors ten, nežinau, trenktūro žygis, ar ne, ir ieško kompanijos ir sako, kas norit, man reikia kompanijos, ten, va, tai eisiu ten į tą žygį, žinai, ir va susiranda pakeleivių, ar ne. Tai va, tokia yra veikla ir toks tikslas ir aš netgi labai sąmoningai nenoriu iš to padaryti kažko labai viešai matomo ir masiško. Tokį noris tikrai tą erdvę išlaikyti. Ir labai džiaugiuosi, kad iš tų narių jie 15 žmonių pasidalino savo tais gyvenimais, knygoje Autizmas dalis manęs. Tai padėjo daugeliu kitam autistiškų žmonių, ar ne, kas ir buvo tikslas. Ir labai juokiuosi, kai dabar jau į mūsų grupę siunčia psichologai ir psichiatrai žmonės. Sako, jūs ten nueikit, sako, ten yra tokia grupė, žinokit. Mes tai negalim papult, bet sako, jūs ten nueikit. Tai va, tai mes visus juos sugaudom. Ir labai smagu, kad iš knygos gimė spektaklis Spektras, teatro atviras ratas, kuris dabar kaip tik irgi gastroliuoja šiek tiek po Lietuvą, kur labai man buvo nuostabu, kai patys knygos herojai, kurių tos istorijos ar situacijos atspindimos yra spektaklyje, tie buvo pirmieji žiūrovai. Aš labai pergyvenau, kaip jie jausis, nes tai yra jų gyvenimas, jų istorijos, bet jie, kaip sakyti, labai džiaugiasi, jam patiko ir ėjo ne vieną kartą. Tai vadinasi, viskas šioje vietoje viskas yra gerai, nes visoje šitoje kelionėje man yra svarbiausia pagarba. Pagarba ir išlaikyti, kaip sakyti, žmonių, nespręsti už kitus žmonės, o galbūt įgalinti daryti, ar ne, netverti kažkokios teritorijos, bet, sakykime, įgalinti žmonės, padaryti daugiau. Tai... Šiaip iš tikrųjų tikrai
Kažkada senai prieš kelius metus irgi užtikau aš tą jūsų grupę, bandžiau ten užpildyti, manęs irgi nieks nepriėmė. Bet pagalvojau, ir dabar realiai prirodžiau sūnui, kaip sakei, kad siunčiau psichiatrai, psichologai. Ir jis labai čia man apsidžiaugė prieš kelias dienas, sako, mane priėmė. Tai vienu žodžiu, tikrai kartais tas toksai, tai yra apie tą vienišumą jausmą, kur užsiminiai, tikrai atrodo kaip ir yra tų vietų, kur nueiti, kad ir tam jaunimui, ar kartais suaugusiam, bet reikia tos suprantančios kompanijos, nes kartais, tikrai labai jauti vienišas, nes tau labai daug jauti nerimo tokio ir ateini, kai, vis tiek kažkaip žmonės iš karto tave priema kitaip, nes, sakykim, ten tavo bendravimo stilius kitoks. Ir tai norėjau dar gal paklausti, kad gal kažkokią norėtum pasidalinti kažkokia įdomi, nežinau, suaugusių autistiškų žmonių istorija, kuri tau labiausiai įstrigo. Suprantu, kad knygoje daug suguldyta, bet kartais, žinot, būna užkabinata, sudrebinata. Tokia, pamatai. Tų istorijų turbūt yra tikrai labai daug. Ir grupėje, ir už grupės ribų. Ir man turbūt apskritai visame mano veikloje ir ką aš darau yra svarbiausia. Tai ir vienintelis mano variklis yra tos istorijos. Jeigu atvirai, turbūt ypatingai pastaruoju metu istorija, kuri mane labiausiai, taip sakykime, iš vidaus taip gerąją prasme supurtė, tai Tatjanos istorija, kuri yra viena iš knygos kolegos herojė, būtent autistiška moteris, jai šiek tiek virš 30 metų. Ir kai aš Tatjaną pirmą kartą susitikau prieš beveik 6 metus, jinai nekalbėjo. Jinai gali kalbėti. Bet kadangi aš ją sutikau organizacijai SOPA, kur tuo metu jam padėdavau rašyti ir pasakoti istorijas, žmonių su skirtingom negaliom istorijas, kaip jie rado darbą, ar ne, tokios herojų istorijos, ar ne, taip sakykime. Ir sako, mes turim Tatjaną, kuriai tokia nereali istorija, kad jai pirmai Lietuvoje buvo sukurta darbo vieta pagal jos gebėjimus Rimi parduotuvėje. Ir sakau, tai gerai, super, kokia tema, ar ne, dėkinga čia, koks wow. Sakau, tai gerai, darom interviu, bet sako, jinai su tavim nešnekės. Sakau, kodėl nešnekės? Jis sako, tu galėsi mamą pakalbinti, ar mes kažkiek papasakot, bet Tatjana, jin sako, jinai su žmonėm, apskritai tokiose situacijose ir su svetimais žmonėm iš vis nekalba. Gerai, ir aš atsimenu, susitikau prieš to 61 kartą, iš tikrųjų, Tatjana, jinai sėdi, šypsosi, žiūri visur tik ne į akis. Aš bandžiau pakalbinti, bet jinai tiesiog šypsosi ir žiūri mamą ir nieko neatsako. Ir vėlgi tai yra stipriai išreikštas autizmas, ar ne? Ir jai, sakau, mes kalbėjom apie Tatjaną, tai jinai pradėjo dirbti Rimi parduotuvėje, jinai skanuoja kainas. Skaneriu vaikšto, skanuoja kainas, randa klaidą, užkeičia. Bet bėda atsitikdavo tada, kai kiti parduotuvės klientai ją nes mato Rimi uniformą, taip, kur grėtinė, kur sviestas, ar ne, klausinėja, o Tatjana paima ir atsuka nugarą arba nueina. Tai tokių visokių ten situacijų buvo, bet mes jas visas rasite knygoje. Bet kame yra esmė, kad aš dabar ruošdama knygą kolegos, vėl susitikau su Tatjana ir jos mama po beveik 6 metų. Ir jinai su manim kalbėjo. Mes realiai turėjom pilną pokalbį. Tai įsivaizduokit, kiek žmogų gali pakeisti tas išėjimas į darbą, saugumo jausmas, priklausimo bendruomeniai jausmas per ilgą laiką, neturint kažkokių vėtimo, mėtimo, pokyčių, vietos vienatvės, sėdint tik namuose, kokį gali padaryti didžiulį pokytį. Ten mamos paklausius, tai iš vis ten man plaukai gerąją prasme pasišiaušė, sako, mano dukra, jinai dabar, sako, aš gyvenime jokiam rožiniam sapne nebūčiau patikėjus, kad mano dukra pati savarankiškai nueis pas odontologą,
ten pametė piniginę, policija paskambino, nuėjo komisariatą, pasiėmė, sako, aš sako, infarkto negavau. Ir mes irgi sutikom, ir jinai man pasakojo, Tatjana papasakojo dalykus, mes ten taip, tai savo keliais žodžiais, savo būdu, ar ne? Ir aš iš karto nes aš galvoju apie savo vaiką, mano vaikas irgi, kalba tik keliais funkciniais žodžiais, ar ne? Bet tai reiškia, kad sukūrus tokią, radus tą vietą pasaulyje, tie pokyčiai jie nesustoja niekada pozityvus, net ir po 20, po 30 metų, ar ne? Tai nėra, kad viskas, jau mes vaikas 5 metų, 7 metų ir mes jau, kaip sakyti, apsprendžiam už tą vaiką, viskas, jau jam jau, kaip sakyti, jau toks ir ta ribos jau ir nubrėžiamos, ar ne? Ir mokykla nubrėžė, ir net artimieji nubrėžė. Ir kai aš pamačiau, tai man tokį davė gerąją prasme spyrį į užpakalį, kaip mamai, kad aš turiu labai daug dėti pastangų, kuriant vaikui tas galimybės, toliau mokytis ne akademinė vien prasme mokykla ten ar profesinė mokykla ar ten kažkas, bet gyvenimiška prasme, įgūdžių prasme, darbo prasme. Arba kartais net nesistengti. Taip, paleisti. Kartais paleisti, tas irgi, beje, mano kelionėje labai teisingai čia pasakėt, labai svarbus momentas buvo pasitikėti, nustoti, kaip sakyt, visus auklėti ir pradėti pasitikėti ir specialistais, ir kitų nuomonę kartais, išgirsti. Čia irgi yra darbo su savim procesas, kurį reikia praeiti, nes pradžioj tai nori visai kitaip, visai kitokios reakcijos. Taip, norim tas pagalvėlės, mes visi pakaišyti. Taip, ir ypač visas problemas išspręsti. Tai iš tikrųjų man turbūt Tatjanos istorija yra ta, kur aš galvoju, kai kalbė apie mažus stebuklus, tai turbūt tokia labiausiai man įkvepianti. Gal galiu pasidalinti, vis dėlto tie mitai, kurie dar vis labai ryškus apie mūsų, apie neuroįvairovę, apie autizmą, su kuo daugiausia susiduria suaugę, jau, sakykime, ar darbo aplinkoje, ar bendraujant. Gal gali išskirti kažkokius tokius pagrindinius? Tai turbūt vėlgi tas autizmas autizmui nelygu, ar Taip. Ne? Ir mes turime labai skirtingas situacijas, kai ta pati diagnozė yra žmogus, kuris, kaip jūs sakot, dirba, turi šeimą, ar ne, ir bendrauja. Ir kitą mes galim turėti visiškai kitokią situaciją, ar ne, su intelekto sutrikimu, kai žmogui reikalinga pagalba, nuolatinė priežiūra. Tai sutikime, kad tie ir mitai ties abiem šitom grupėm, jie yra visiškai skirtingi. Tai jeigu su pirmąja grupė, tai labiausiai yra tas toks, supergalių naratyvas, ar ne, kad autistiški žmonės, jie genialūs, visi genialūs matematikai, programuotojai, ten tiksliųjų mokslų, kas iš principo yra netiesa, ar ne, autistiški žmonės yra kaip ir visi kiti žmonės visokie, ar ne, bet vėlgi mes kaip visuomenė vis tiek mes norim kažkokius sudėti kažkokiai vietą žmonės, kažkaip nubrėžti tas ribas, ar ne, ir kažkokį paveikslą, kuris mums, bet tai nėra tiesa ir čia tokio labai daug painiojimo su savantizmu, ar ne, čia kas aišku yra Holivudo filmai, serialai, dabar ypatingai populiarūs ir Lietuvoje, ar ne, kas iš tikrųjų taip, tai duoda tam tikrą kažkokią, aš net nežinau, galbūt viltį kažkuria, kažkas galbūt tame atranda kažkokią viltį, bet tai yra tokia, tokia klaidinga. Supraskime, kad kaip aš sakau, serialų, filmų ir niekas nestato apie eilinį žmogaus gyvenimą, žmogaus, kuris klydo, kažkas suklydo, kažkur pavyko, buvo visko, kaip sakyti, ups and downs, ar ne, ir žmogus atrado savo vietą, ar ne, mes tiek norim kažkokio tokios dramos, stebuklingo perversmo, ar ne, pasaulio pakeitimo, spalvų, jo.
Tai tą labai reikia atskirti vėlgi gyvenime, suprasti tuos mitus. Kitas toks turbūt irgi labai gajus dabar posakis, kad taip, visi mes čia truputį autistiški, ar ne? Tas bandymas, sakykime, neurologinės būklės ar diagnozės, kaip tai vardytume, bandymas paversti kažkokiais bendražmogiškais bruožais tiesiog, ar ne? Mes visi kartais būnam pavargę nuo ten triukšmo, ar ne, ar mes visi kartais norim pabūti vieni ir panašiai, ar ten sunkiau sekasi bendrauti. Tai va, o taip iš tikrųjų yra, sumenkinamos autistiškų žmonių patirtis. Bet čia tas yra būdinga apskritai visiems neuroskirtingumam, ar ne? Dar vienas momentas yra, kad kai žmonės, aplinkiniai, sakykime, nesupranta autistiško žmogaus, kas dažniausiai atsitinka. Dažniausiai priskiriami tam tikri, kaip aš sakau, būdvardžiai, kurie, pasiaiškina žmonės, tada patys susiranda atsakymą, kad žmogus nemandagus, nedraugiškas, piktas, ten, nežinau, asocialus, suprantat, visokių blogai išauklėtas ir panašiai. Žmonės patys tada susikuria tą istoriją, kuri dažniausiai visgi būna negatyvi. Baisiausia yra tai, kad tos istorijos, tas stigmatizavimas, jisai perauga į savistigmas. Ir aš labai ką matau suaugusių žmonių bendruomeniai, kad tai yra tiek tas aplinkinių žmonių balsas, tas aplinkiniai kritikai, jie tampa tokių baisių vidinių kritikų. Tuo labiau, kad daugelis autistiškų žmonių yra tokie, perfekcionistai, ar ne? Jiem labai svarbu viską padaryti teisingai, viską tvarkingai. Ir pastoviai tas vidinis kritikas, tu gal tu iš tikrųjų čia nesi tau joks ne autizmas, netgi žmonės gavę realiai oficialią diagnozę, dar tas vidinis kritikas tenai, kaip pasakyti visą, čia gal iš tikrųjų čia nesąmonė, čia visgi tu nesi, čia gal tinginystė, čia gal dar kažkas, ar ne? Bet čia yra tas toksai, tie, sakykime, mitai ir stigmos, kurios turbūt tą pirmąją grupę taip labai stipriai veikia, o kai kalbame apie tą stipriau išreikštą autizmą, tai turbūt toksai labiausiai tai nurašymas. Nurašymas, ar ne, kad nebandymas surasti tų, vienas dalykas, alternatyvių bendravimo būdų, ar ne, kur tikrai yra, aš pati su savo vaiku, mano vaikas visiškai nekalbėjo 5 metų, dirbom su vizualinė komunikacija ir iki šiol gyvenam su grafikais, su kaip sakyti, tokiais, kaip čia paaiškinti, vizualiniais planais, kalendoriais, veiksmų eigomis, ar ne, pas mus sienos apklijuotas namuose, taip jam jau jis turi, aišku, ir kadangi lanko specialią mokyklą ir dienos centrą, tai tenai irgi yra pakankamai tos įvesta jau, bet apskritai bandymo, kaip čia pasakyti, padėti tam žmogui ir suprasti, ne tiesiog, kad paieškoti priežasčių to elgesio, kad vaikas, ne šiaip savo trenkia, ar ne, tai kažkokia priežastis buvo ir tam to reikia apie tai pagalvoti. Ir kitas momentas yra daug įrankių ir lengvai suprantama kalba, ar ne. Ir tai toksai nurašymas ta prasme, kad galbūt patingėjimas, nepavyko, nepasisekė, tai, yra kaip yra, žodžiu. Sunkus atvejis, ar ne? Sunkus atvejis. Man dar yra labai irgi įstrigę, kad, toks, nežinau, kartais iš specialistų, bet įsikanda kažkokį vieną dalyką ir labai besunku tada pažiūrėti plačiau į pačią situaciją. Tai čia dėl to. Arba čia dėl to. Aš suprantu, kad mes ir kalbam, kad spektras čia nuo tų, kaip sakyt, gal tikrai gebančių daug, ne, bet irgi patirinčių iššūkių, kur tikrai reikia daug pagalbos. Bet ir tame pačiame žmoguje yra spektras, kur ten kartais... Tai yra charakterio bruožai, ar ne, kaip aš sakau, pomėgiai, svajonės ir panašiai. Tai tikrai ne... Aš kartais, pavyzdžiui, mano sūnus, ar ne, jam labai svarbu draugai yra,
be galo svarbu. Taip. Draugai, jisai nori draugauti, jis visus vardus žino, su visais pasisveikina, visus suregistruoja, kas atėjo, kas neatėjo, ar ne? Jisai nori eiti visokius sporto užsiėmimus, ten visus susipažįsta, duok labas, 5, pats pirmas, žodžiu. Kas, kaip sakytum, prieštarauja, ar ne, kaip ir visai tam naratyvui, kas yra autistiškas, ar ne, vaikas. Bet vėlgi, kaip jūs tai yra labai skirtingi žmonės. Ir kitas momentas, vėlgi tas kartais užsiciklinimas, kad viskas yra tik dėl autizmo, ar ne, visi kilę iššūkiai yra dėl autizmo. Aš kaip labai taip gal grubiai pasakysiu, bet kartais vaikas verkia ne dėl to, kad jis yra autistiškas, o dėl to, kad jam dantis skauda. Ir jis nemoka to pasakyti. Ir mes net nepagalvojom, ir kiek aš esu tokių atvejų girdėjus ir mačius, kur vaikas, ta prasme, tai sakau, gal, nežinau, patikrinkim, gal taip ir po to atranda, kad ten baisiausiai ten keli dantis, ten išpuvę reikia, ta prasme, reikia medicininių intervencijų, o visi skundėsi, koks blogas autistiškas vaikas, kaip čia mūsų to elgesiu dirbti, ar ne? Taip. Aš tokių situacijų irgi žinau, kai tik iš tikrųjų susilaužo net ranką ir nejaučia, nes tas skausmo slenkstis yra, taip. Ir kelias dienas vaikšto ir taip automatiškai to vaiko elgesys ir visai pasikeičia ir jam tikrai jisai gal ir nesupranta, kas jo darosi, gal to skausmo mažiau jaučia, bet tai vis tiek kūnas tai reaguoja. Ir nebūtinai moka verbalizuoti ir moka, kaip aš sakau, labai dėl ko yra svarbu, mes labai, kai vaikas dar nelabai kalbėjo, pirmiausia dirbom, kad rodėm, kad parodytų, kur skauda, kad mes turėtumėm nors kažkokį. Aš, pavyzdžiui, iki šiol jam 13 metų, jis labai daug sportuoja. Aš kaip erelis, ta prasme, ten kiekvieną būna ir apžiūriu, iščiupinėju, nes pas jį skausmo slenkstis tikrai yra visiškai, įsivaizduokim, vaikas, prieitą vasarą ten, nežinau, prie ežero maudėmės, kažupiai ir išlipa jis iš vandens, ten prasirėžas koja kraujai per vis, vaizdelis toks, žinai, kad jau bet kuris neurotipinis vaikas šiaip būtų išsigandęs jau vien vaizdo savo kojo, žinai, o jis susinervino, kad čia purvina, ta prasme, kad reikia nuvalyti ir jis eina toliau maudytis ir jis net ne... tai aš turiu labai žiūrėti, ar ne, tos momentus ir kaip sakau, bet gali pakeisti elgesys gali pakeisti dėl labai mažų dalykų. Draugas neatėjo į mokyklą. Kada čia užvakar aiškinomės su vaiko auklėtoja, kas ten atsitiko, kaip atsitiko, sakau, tai jo geriausio draugo nėra 3 dienas centriuke. Nėra, bet jisai bus. Bet sakau, supraskit, jamgi nieks nepasakė, o jo vieną dieną nėra. Jam gal atrodo, kad jo jau niekada nebus. Taip. Niekas, sakau, tai gal kažkaip dabar išsiaiškinkim, kada jau bus, padarykim vizualinį planelį, aš pašnekėsiu, ta prasme, ir viskas, ir išsisprendė. Toksai atrodo kartais, tikrai labai čia tokio, kaip sakau, reikia ir detektyvo turėti savyje ir stebėti. Ir iš tikrųjų labai labai stebėti. Taip, tas yra nelengva, taip, tas užima laiko. Bet aš, sakau, kaip per erelis, tiesiog, tu turi, kaip aš sakau, kaip ir su bendruomenė, žinot, nesistengti kištis, o tik stebėti ir įsikišti tada, kada reikia. Taip. Tai čia man tas irgi yra labai toksai, aš ir su savo vaiku, nepultų viską daryti, viskas, bet ta prasme, kad bet toks kaip mano vyras juokėsi, sako, tu kaip apsauginis, sako, žinai, tu stovi per tą, tu tiesioginė ir perkeltinė prasme, sako, taip stovi už to 1,5 metro ir kaip ir esi nematomas, bet jeigu kas, tu jau būsi tas, kuris, kaip sakyt, kūnų dengia. Labai gražiai tu čia pasakei, nes aš tai kartais jaučiuosi ta, kur, kai būna, sako, važiuoja tam vienam vežime, bet taip atskirai. Ir kai tas vežimas, matai, paklimsta, tai šoku ir pastumiu. Taip, čia visiškai analogiška, bet jūs nepuolat vežti keleivio ir vairuoti vežimo, ar ne? Va čia yra turbūt tas labai svarbus momentas, nes tikrai pastebiu daug tėvų, jie bando kažkaip visą tą gyvenimą būtų
va to vieninteliu vairuotoju, ar ne, ir tai nėra lengva abiem pusėm. Ir tai taip toli nenuvažiuos. Tai sugrįžkim dar truputėlį prie tavo knygų, Autizmas dalis manęs ir kolegos. Tai norėjau tai paklausti, kurią buvo įdomiau gal rašyti, o gal kaip tik sunkiau? Ar čia toks savaiminis išėjo procesas ir jos labai skirtingos, ar yra ir panašumų kažkame? Jos yra panašios tuo, kad abiejose yra žmonių istorijos. Tik šiuo atveju pirmoje knygoje tai yra tik autistiškų žmonių istorijos, 15 žmonių. Antroje knygoje tai yra visiškai visokių skirtingų negalių, skirtingų situacijų herojai ir herojas. Tai pavyzdžiui yra 2 autistiškos herojos, yra ten visi negalių, sakykime, tipai, regos, klausos, judėjimo, epilepsija, negalė dėl ligos, psichinės sveikatos sutrikimai. Žodžiu, visas jau ten yra spektras. Ir tai man buvo aišku žymiai didesnis iššūkis, nes nesu aš specialistė ir ekspertė, tai aš turėjau ateiti tas bendruomenės, ateiti tas temas, rasti, su herojų surasti, tada man sopa bendradarbiavomės, kartu kūrėm, patarimų dalį rengė, ar ne, darbdaviam ir vadovam, ekspertus kalbinau, prašiau daug, man labai džiaugiuosi, pradėjo įvairios negalios organizacijos su savo, patarimais, pažiūrėjimais. Tai nebuvo tai, kad aš parašiau tekstą, žinot, ir išspausdinu. Ne, aš paskaičiau, kad prie tos knygos 50 žmonių prisidėti turėjo, ar ne? Nes, tarpse, sutikime, aš nesu specialistė, pavyzdžiui, tarkime, epilepsijos temai. Tai vienas dalykas, kad visą tą skyrių mes žiūrėjom, tai yra negalios organizacija Pilė, ar ne, kurie pasižiūrėjo, vat gal dar tą pabrėžkim, tą man labai be galo buvo vėlgi tai išlaikyti tą orumo klausimą, teisingų žodžių, teisingo netgi, ir čia labai tokie ploni niuansai, kuriuos aš pati, pavyzdžiui, tik knygos rašymo procese atradau, kur atrodo, jau viską žinai, jau girdėjai visas tas teorijas, ar ne, ir negali jautrios kalbos, ir tuos patarimus žinai, ir pasiruošai, ir vis tiek, kaip supranti, kiek kartais giliai, pavyzdžiui, knygos darbinis pavadinimas buvo Ypatingi kolegos. Kas iš principo yra neteisinga, nes žmonės su negale nėra tie kitokie, ypatingi, jie yra tiesiog žmonės, visų pirma, tai ir tiesiog kolegos. Tai tą jau reikėjo, vien tai jau reikėjo, tai įsivaizduot, koks šiftas turi vykti. Kitas momentas, vėlgi klaida buvo užprogramuota, kad galvoju, kad kiekvienos ten negalios tipo bus po vieną herojų. Vienas autistiškas, ten vienas su regos negale. Taip. Tai vėlgi klaida, dėl ko atsirado po 2. Ir ta knyga taip išstorėjo, neplanuotai. Dėl to, kiekviena negalia yra spektras, ne tik autizmas. Taip, autizmas yra, kaip turėjom tie 2 poliai, ar ne? Bet, pavyzdžiui, ta pati klausos negalia. Mes įsivaizduojam, kad yra tik žmonės, bendraujantis gestų kalba. Ne, yra neprigirdintieji, yra plati bendruomenė. Tas pas yra regos. Kai mes kalbam apie judėjimo negalę, yra įgimta, ar ne, negalia, ir yra amžiaus viduryje įgyta žmogaus negalia, vėlgi visiškai kitos emocijos, visiškai kitas kontekstas, ar ne, tai pati kiek aš daug mokiausi rašydama tą knygą, tai man buvo tikrai labai didelis iššūkis. Aš kažkaip netgi, jeigu su pirma knyga, sakykime, pats rašymas buvo toks labiau lengvumas ir malonumas, tai buvo sunkiau išleisti knygą, nes mūsų atmetė 10 leidyklų. Nes visi sakė, kad čia niekam tas autizmas neįdomu, kas čia ta knyga skaitys, kas čia pirks. Antrą kartą vėl leido. Taip, ir audio knyga, ir spektaklis, ir tai to labai, tu turėjai išgirsti daug netikėjimo, ar ne, ir ten vyko tas iššūkis, ar ne. Su antra knyga jau nebuvo, jau atsirado to tikėjimo, kad jau gal čia tikrai pavyks. Bet tada jau tas turinys buvo ženkliai turinio prasme didesnis iššūkis. Tai kokie planai ateities? Aš dabar bandau išgyventi. Bandau iš tikrųjų išgyventi kelionės, balandį, gegužę, labai daug
labai daug šiaip mokymo. Aš užsiemu mokymais organizacijom, bendruomenėm, tai yra mano turbūt pagrindinis tas laiko suvalgytojas, nes ir tiek lietuviškai, tiek angliškai dirbu. Tai tiesiog noriu vasarą pailsėti, pakeliauti o po to žiūrėsim. Aš toks, žmogus, kai turi ADHD, tai trumpais atstumais laiko planuoji. Matavimas vyksta. Taip. Labai fainai, kad tu užsiminėjai apie savo tos keliones ir tas edukacijas, ar kaip mokymus, negaliu net pasakyti. Tai kaip dabar darbdaviai, tos bendruomenės tave priima? Ar vis dėlto jos jau darosi atviresnės, ar dar susiduri su labai dideliu tokiu kartais pasipriešinimu? Ne, aš jau nesusiduriu su pasipriešinimu, nes jie jau patys mane kviečia. Kurie kviečia, vadinasi, interesas jau. Jo, nes šiuo atveju aš, kaip pasakyti, vėlgi esu tiesiog lektorius, kurį pasikviečia ir dar, ir finansinį atlygį, ar ne, tai jau motivacija jau rodo motivaciją, tai to pasipriešinimo, ar ne, dabar mes galim pasipriešinimą matyti galbūt klausytojų, ar ne, klausytojų gretose. Tai visko būna, būna to skepsio daug, ar ne, apskritai, kadangi aš kalbu apskritai apie neuroįvairovę, ne tik apie autizmą, apie negalią, labai dar daug tokio tikėjimo, netikėjimo. Lyg tai čia būtų kažkoks, religinis klausimas, ar kažkaip kartais juokauju, žmonės dažniau horoskopais tiki negu autizmo ar ADHD diagnozėmis, ar ne? Tai arba tas pats tikėjimas, netikėjimas, jis persiduoda ir tą į poreikių išgirdimą, ar ne? Sako, tai kodėl? Tai gerai, ateina ten, tarkim, autistiškas darbuotojas. Tai tegu mum pasako, ko reikia, ar ne, ir mes jau tada ten pritaikysim ir čia visi ilgai ir laimingai gyvens. Sakau, palaukit, taip viskas nevyksta gyvenime. Sakau, visų pirma, įsivaizduokime, žmogus nebūtinai geba, taip įsivaizduot, ateisim ir rišliai pasakys 5 punktus, mes dar ant žmogaus užkraunam, kaip sakau, autistiško žmogaus, čia mes užkraunam tokią užduotį, ne tik, kaip sakyt, atsiskleisti, bet dar ir visus paedukuoti, kas tai yra, visiems paaiškinti, patraukliai pristatyti, dar rišliai, kaip sakyt, gražiai verbalizuoti kokius 5 punktus, kuriuos būtų lengva įgyvendinti darbdaviui. Suprantat, mes visą tą svorį iš principo užkraunam ant autistiško to, ar su kita negalia žmogaus. Tai kitas momentas gerai, dažnai kas situacija, kai tas žmogus jau pasako, kad man ten per ryškios šviesos, per garsi muzika, ar ne, sakykime. Tada prasideda tas tikėjimas, netikėjimas. Bet ar tikrai? O gal visgi ne? O gal visgi, kaip sakant, o gal čia ne taip ir ta ryški tam šviesa, o gal ir ta muzika, o kodėl kitiem tinka? Ar ne? Ir ar čia tikrai tos problemos, kurios yra, kaip sakyt, esminės darbo santykyje? Suprantat, mes vis tiek žmonės pradeda žiūrėti per tą neurotipinio žmogaus filtrą ir lygintis tom patirtim, ko iš principo negalim. Tai aš sakau, jeigu jau paklausit, ko reikia, tai girdėkit atsakymą. Ar ne? Nepulkit iškart dėrėtis ar kritikuoti to atsakymą, jeigu jau patys paklausit. Tai tame procese, yra visokių tokių niuansų, bet šiaip darbdaviai apskritai negi aš žiūrėčiau plačiau negalios kontekste, ar ne? 1 iš 3 darbingo amžiaus žmonių su negale Lietuvoje tik dirba. Tik 1 iš 3. Tai yra be galo mažas skaičius. Taip, mažas. Ar ne? Ir kai kalbėsiu, ir kai aš atinu kartais vesti mokymų, ar apie neuroįvairovę, ar apie negalę, toks būna kartais, labai įdomi tema, tokia naujovė, ar ne, kaip sakyti, flavor of the month, bet sako, mes tai tokių darbuotojų, žinokit, neturim. Sakau, nesąmonė, kad neturit, sakau, statistiškai nemanoma, sakau, dar aš iš bendruomenės dar ir žinau, kad turit. Suprantu, aš aišku, niekada niekam nieko neišduodu ir labai griežtai, bet man tas toksai irgi, kad vienas dalykas, kad mes galbūt įsivaizduojam, kad
tie žmonės kažką turim čia viską pakeisti, pritaikyti ir jie ateis staiga, bet kies momentas mes įsivaizduojam, kad tie žmonių dar nėra tarp mūsų. Ir kai čia tas įvyko organizacijom viešo sektoriaus 5 procentų kvota žmonių su negali darbinimo, Dieve, čia kaip visi sunerimo, už galvų susijėmė, ar ne, kas čia bus, kur mes to žmonės rasim. Ir kai Sodra paskaičiavo, staiga suprato, kad oi, visur ten o pas mus jau 3 procentai, tai kur čia jie, ar ne, ir nesuranda, kad tai yra ne 80 procentų negalių yra nematomos, ar ne, tai yra ir galų galiai įvairios amžėjimo lygos, susirgymai, autoimuninės lygos, ar ne, galų galiai įvairūs psichikos sveikatos sutrikimai, nebūtinai tai yra autizmas. Taip. Tai va toksai kartais, kai tu parodai, va kas ir su knyga kolegos, ir kai tu parodai darbdaviam ar dirbančiųjų žmonių, sakykime, bendruomeniai, tą tokį visą žemėlapį ir paveikslą, toks būna nustebimas, kad, tai čia taip yra. Gal net gali būti, kad žmonių tokie, kurie patys net ir turi, sakykime, tą negalę, bet net nepriskiria. Nes, čia žiūrėk, čia ir aš papuolu į tą procentą. Taip, labai iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad ko visiškai nebuvo jokiam plane ir jokiam tiksle su antra knyga, kad girdžiu žinučių iš pačių žmonių su negale, kad sako, va tame susikalbėjimo procese, sako, knyga tai bendradarbėm ir vadovam, bet sako, mum paskaityti ir labai gerai, kaip pristatyti savo sakykime, situaciją, kad tie patarimai, va tai aš galiu ir pažiūrėti, ko tikėtis ar ne iš kitų žmonių, toks kaip paruoštukas tam ėjimui į tą pokalbį. Irgi vat, labai įdomiai, niekada nebūčiau pagalvojus, kad gali va, taip iš kitos pusės visiškai būti pamatyta. Ir kitas momentas patys vat, pavyzdžiui, ir vairūs psichikos sveikatos specialistai, ar psichologai, ar ten dienos stacionaruose, irgi labai sako, naudom, nes ateina žmonės tokie, su tom savistigmom, su tais vidiniais kritikais, tokie jau visai nukabinę nosis, ar ne, atrodo, viskas čia jau jokių prošvaiščių, nieko negerai. Ir jie, kai pamato paskaito tos, kad yra žmonių ir autistiškų ir įvairiausių tų istorijų, taip, jos nėra rožinės istorijos, jos kai kurios liūdnos, kai kur ašarą nubrauki, bet tai yra tiesiog gyvenimiškos istorijos su savais pakilimais ir nuotoliais. Ir tai nereiškia, kad tavo gyvenimas dabar čia baigėsi ties kažkokia diagnoze ar pagulėjimu ligoniniai dėl pablogėjusios sveikatos ar netgi įgytos negalios visam gyvenimui. Kaip sakė, vienas man labai patiko, įsirėžė herojų su judėjimo negalia, kuris jam atsitiko įvykis būnant jau 30+. Sakė, kaip sakant, dėja turėjau žmoną, vaikų ir negalėjau sau leisti numirti. Ar ne? Ir tu turi judėti pirmyn, tu turi ir žmogus, ta prasme, tai tuo metu jisai taip galvojo, ar ne? Bet jam jau dabar 60+ ir jis gyveno gyvenimą, keliavo, plaukiam, baidarėm. Žodžiu, tas jo gyvenimas nugyvent gražus ir toliau jisai vyksta ir dirbo, ir atrado save kitose veiklose, ir dėstė. Ir tai, žinot, tas irgi šiek tiek duoda to tokio, kaip sakyti, to didelio paveikslo pamatymo, nes mes kartais kiekvienas su savo tiek su savo vaiko problema, tiek pačiam žmogui su savo negalios ar neuroskirtingumo problema mes labai dažnai tokiam užsidarom savo tiesioginį ir perkeltinę prasme savo tokiam burbuliuke, ar ne? Ir tas didesnio paveikslo pamatymas, vieni tai vardina, kad sutikau didesnę bendruomenę, ar ne, kiti pamato kažkokias, profesinės perspektyvas, ar mokymosi perspektyvas, ar visa kita, tas kitų žmonių nugyvento gyvenimo, tas duoda žymiai adekvatesnį savo situacijos įvertinimą ir galbūt netgi įkvėpimą judėti pirmyn iš to taško. Aš tą labai matau bendruomenį, labai matau. Nes tas užsibizinimas, užsisukimas savo, kaip sakyt, galvoje, savo nerimuose, savo tokio vidiniuose kritikose, tas yra peilis tiesiog. Čia tokio, kaip aš sakau, nepamesti pažinimo džiaugsmo. Taip.
Taip. Nes visada mes galime užsisukti tose savo ratuose, savigrūžoj kažkokioj, tai bet Aš kaip ir mama, ar ne? Tai aš bloga mama, aš gal to nepadariau, aš ano nepadariau, kas čia kaltas, o gal aš ten, žodžiu, tai, ne. Ta prasme, tu dabar, gal tu ten net jeigu ir prileiskime tokią ten kažkokią minimalę galimybę, kažkur tu ten kažką nepadarai, bet tai atskaitomybė yra dabar, ką tu padarysi toliau. Taip. Tai va ir pabaigai norėčiau dar tokį klausimą užduoti. Tai jeigu žmogus dabar klausos ir galvoja, tai gal tai apie mane, bet bijau žengti tą pirmą žingsnį, ką pasakytum? Autizmas ar apie mane? Ar neuroskirtingumas? Taip. Aš žengiau tą žingsnį būdama 40 metų, ar ne? Tai niekada nevėlu. Aš manau, kad verta, net jeigu ieškoti atsakymų visada verta. Visada verta būti tą pažinimo, kaip sakėt, smalsumo dalykus daryti, vien dėl to, gal netgi tas atsakymas, jis nebus toks, kokiu jūs tikėjotės. Aš nenuėjau pas psichiatrus, klausykit, diagnozuokit, ar man ADHD. Ne, aš sakau, man yra tokia, kažkas yra. Aš nežinau kas, bet sakau, greičiausiai gal man nieko nėra, gal aš šiaip, nežinau, kvaila. Per daug jau informacijos prisikaupė. Ne, ta prasme, tu vis tiek save kvestionuoji. Ir tie atsakymai, ir sakau vėlgi, gali būti visai ne tie, kurių tikėjotės, o gal šis pasakys, ne, visgi jum ten, nežinau, visai kitos problemos. Jie yra pagalba, jum informacija, judant į priekį. Tai čia tas lygiai tas pats kaip su sveikata, ar ne? Taip, tu gali gyventi, kaip sakau, gyventi su alergijom, su kažkokia sudirgusia oda ir niekada neiti pas dermatologą ar pas alergologą, ar ne? Tu iš principo gali, ar verta ieškoti atsakymų? Kiekvienas asmeniškai sprendžia, ar tu nori toliau gyventi su tais iššūkiais, ar tu nori tos kažkokios informacijos. Dabar tos informacijos gali rasti labai įvairiais būdais. Nebūtina iš karto eiti diagnozuotis. Galima knygas paskaityti, galima pažiūrėti dabar šiais informacijos laikais yra tiek turinio, podcastų, jūsų podcastą paklausyti gali, ar ne? Knygų, žurnalų, leidinių, kiek internete, dirbtinis intelektas tau gali visus atsakymus atsakyti, ar ne? Tai tiesiog reikia turbūt pradėti gilintis tą temą ir nesustotis pirmo atsakymų, ieškoti, ar ne? Eiti toliau, žiūrėti, o gal tas, o gal taip, o kas čia. Ir vėlgi labai svarbu, kad tas atsakymas taptų ne kažkokiu, nes dažnai kartais žmonės ieško atsakymą dėl to, tai va, aš jau toks ar tokia, tai va, jau ir viskas, jau va, pradau pateisinimą jaustis blogai. Bet svarbu, kad tas sakyt, tai aš turiu ADHD, tai va, patarimai tokie, va, galiu čia, va, pasiklausyti kitų žmonių patirtis, ir kaip man persidėlioti savo gyvenimą, tą savo kasdienybę, ar ne, kad aš galėčiau labiau atliepti savo poreikius. Ačiū tau, Barbora, už šitą labai šiaip įdomų pokalbį. Turėjau dar čia prisiruošus klausimų, bet taip smagu buvo ir gera tavęs klausytis. Ir pabaigai gal ir noriu tokį biškį apibendrinimą pasakyti, kad šiandien tikriausiai apie neuroįvairovę ir autizmą kalbame tikrai daug daugiau negu anksčiau, bet vis dar gal per mažai girdime būtent apie suaugusius autistiškus žmonės ir apie neuroįvairovę ir apskritai gal apie žmonėms su negale, kad jie tikrai gali daugiau, tik reikia jiem leisti ir suteikti tą erdvę. Ir palaikyti. Ir vis dėlto, kad kartais turime pamatyti būtent ne tą diagnozę, o patį žmogų. Ir kartais paklausti, kartais nesistebėti, kas jam negerai, nes toks būna, kas čia jam dabar negerai. Arba ir iš tikrųjų pamatyti ir suteikti tą erdvę, jam pasakyti, būti savimi tiesiog. Tai ačiū, kad sutikai pasikalbėti. Ir klausytojai, iki kitų susitikimų mūsų erdvėje, Lietaus vaikų tinklalaidėje.